Gediminai, tu stovi dabar ant provėžų. Kas jas padarė? Mes pavasarį traukiam, tiksliau žiemą traukiam, bet žiemą buvo kaip pavasaris, nebuvo įšalo ir tos provėžos jos tokios pasidarė, bet jos visiškai netrukdo pravažiuoti kitokiom technikom, o jeigu ir trukdytų kažkam, tai patvarkytume, bet metų dviejų bėgi čia vis tiek tos provėžos jos vis tiek užaugs ir pasidarys apylygės, kad čia važiuos. Esant reikalui, kaip yra sutvarkomas provėžos? Samdom dažniausiai ratinį traktorių, kur yra kaušas gale, jis sukas šitą žemės, suverčia į vagą ir po to grįždamas atgal link pagrindinio kelio su peiliu užplaniruoja ir pasidaro lygų gražu. Ar bet kuris miško savininkas galėtų tokį pasisamdyti? Taip, bet kas gali. Ar tai yra brangi paslauga? Valanda kainuoja gal koks 40 eurų ar 50 šiandien dienai plus atvažiavimas, tai jeigu čia tas traktorius šitas provėžas užlygintų, užtruktų apie 4 valandas. Kad padarytų tvarkingai, lygiai, gražiai, grubiai apie 4 valandas, tai skaičiuokim, tai kainuotų 200 eurų. Tai sąlyginai nėra tikrai brangu. Ar kokie įstatymai pareigoja pardavėjus ar miško supirkėjus po savęs susitvarkysi, ar yra kažkokie tai kriterijai palikti rėžės, vėžės negilesnės? Kirsti mišką yra parašyta apačioje, kad kirsdami mišką privalom tausoti miško paklotę, neišvažinėti sklypų privažiavimų ir padarius tas provėžas, jas privalom sutvarkyti. Dažniausiai stengiamės visą laiką sutvarkyti tas provėžas, kurios atsiranda iš po mūsų. Yra dabar toks atvejis Raseiniuose, kur atsirado moteris, nusipirko sodybą šiais metais, o mes mišką kirtom ir traukiam prieš 3 metus. Ir tokios pat provėžos kaip čia. Šios skambutis, labą dieną, Gediminai, čia jūs kirtot, jo sakau, mes kirtom, čia provėžas, nebegaliu privažiuoti prie sodybą. Ta, ką mes radom, taip paimsim ir padarysim. Aišku, žvyruoto kelio, kaip jinai ten iš pat pradžių norėjo, mes tikrai nepadarysim, bet padarysim taip, kaip buvo natūraliai. Miškų savininkai, kurie baiminasi, kad atvažiuos miškų supirkėjai išmals mano mišką, jie gali visai to nesibaiminti. Ne, vis tiek turės susitvarkyti. Ar aplinkosaugos agentūra priverstinai susitvarkyti. Jeigu ne, tai tada atvažiuos, sutvarkys kokią seniūniją, pateiks sąskaitą ir susimokės už tas tvarkymo darbą.